Dabar, sekantis momentas vis dėlto yra toksai, kai va susiradom meilužį, arba jūs susiradot meilužę, ta prasme, jūs tapote meilužiu arba meiluže, ką daryt? Mėgaukitės, kol galit, bet paskui vis tiek reikės dažniausiai sumokėti tai išaiškėjimo skausmu. Įskaudinsit kitą. Ir jeigu jau įvyko, ką daryt? Kai atsigausit, spręskit eiti į vieną arba į kitą pusę. Nutraukit vienus arba kitus santykius. Nebūtinai praneškit apie tai, kad esate meilužis arba meilužė, bet atsakomybę reikia prisiimti tuom, kad reikia susitvarkyti situaciją. Nesėdėti tarp dviejų žmonių, nesėdėti trikampyje. Neatlaikysit. Nebent yra bendras sutarimas toksai, kur galima daryti, arba vieša paslaptis, taip. Yra vyras ir žmona, ir abu turi meilužius arba meilužes. Ir nepaisant to, kad kaip ir nekalbėjo apie tai, bet taip yra. Arba višta toleruoja, žino, kad vyras turi meilužę, turi prastus santykius, bet bijo išeiti iš santykių, toleruoja tai. Irgi labai neskanus dalykas. Taip? Todėl, jeigu aš tapau meilužiu, man nori, nenori, pas mane vat, dalis kokį 10% ateina žmonės, vyrai, moteris, kurie tapo meilužiais. Ir mes einam per įsivertinimus, kas vyksta, kas darosi. Ir paprastai tą reikia apkalbinėti su patikimais žmonėm, su specialistais, lygiai taip pat, nes tai yra problema. Ir jums nori, nenori, teks pakelti klausimą, ar aš pradedu kelti klausimą dėl pagrindinių santykių, ar aš iš jų einu lauk. Ir tai nebūtinai reikia išeiti nuo žmonos pas meilužę. Yra moralinis aspektas, bet aš į jį nelysiu, nes tai yra moralinis žmogiškumo aspektas. Aš labiau iš žmogiškumo aspekto pažiūrėsiu. Kai išaiškės, bus labai daug skausmo kitai pusė. Jūsų žmonai arba vyrui bus labai didžiulis skausmas. Tai minimum, ką galima daryti, tai nutraukti. Buvo toks variantas, kad vyras kreipėsi, turi meilužę, tai ką jisai priėjo prie kokios nuomonės su manim pasitaręs, kad jisai turi netęsti su ta meiluže, o pirmą pasižiūrėti, ką daryt, ar tvarkyti santykius, bet su meiluže toliau nebeturėt kontakto. Tai labai dažnas variantas, geriausia yra sustabdyti netgi abu kontaktus arba santykį, įsivertinti pagrindinį santykį ir iš jo arba išeidinėti, arba įtvarkyti ir vis tiek bent kuriuo atveju tada ten arba niekur. Nes kai žmogus bando įsivertinti, kur jam reikia eiti, yra dar tokia trečia galimybė. O gal nei ten. Kartais meilužio atsiradimas, jisai jums pasako, kad jūsų santykiam yra chana, o tas žmogus, kuris yra meilužis, tik tai yra pasitaikę, jausmai užvažiavo, bet su juo ten kažkokios ateities. Jūsgi jaučiat, kad negali turėti, nes ten nieko gero. Ten tik tai galima turėti romaną. Todėl jums teks įsivertinti, ko norit iš santykių, kur norit eiti ir pasirinkti. Pasirinkimo aspektai gali būti moralinis, likti su žmona, vaikais. Yra kitas aspektas, vis dėlto gyventi taip, kaip norit, kad paskui nesigailėtumėt. Bet aišku, ant karštų jausmų eiti pas meilužę būtų labai labai keisti dalykai. Nes dažnai, kai mes dirbam su porom, nori, nenori, reikia leisti prasisukti meilužių dinamikai. Nes jeigu tai yra tik tai dar prasidėję, sustabdžius, pavyzdžiui, gerai, vat jūsų mylimasis turi meilužę. Ir tik prasidėjo viskas. Užciombinom ir jisai pasižadėjo tenais nutraukti santykius, taip ir daro. Bet kai jūs matysit ilgesį jo akyse, jums neskaudės širdis. Tai ne taip paprasta ten viską padaryti, nereikia skubėti. Tokiose situacijose kartais reikia duoti prasikočiot situacijai. Vienas vyras, kuris turėjo meilužę, padarė kitaip. Jis išėjo iš žmonos, tik tai nepasakė, kad su meilužė yra. Jis nutraukė santykius. Davė, aišku, feikinės, ta prasme, netikras priežastis, bet taip padarė.
Tai yra laikinai nutraukęs santykius su žmona. Bet bent kuriuo atveju reikia labai aiškiai tvarkytis. Ir kitas dalykas, ieškokit patarimų, pagalbos. Jeigu jūs tapot meilužiu arba meiluže patys, tai yra irgi toks pat rimtas reikalas, kaip ir jeigu partneris nuėjo į kairę.